O dabar apie mūsų širdžių draugą ir maisto papildą Kardoval, kurio sudėtinės medžiagas vaistinius augalus paprašėme pakomentuoti fitoterapeutą Juozą Ruolę. Gal labiausiai yra ištyrinėta mokslininkų gudobelės žievės, lapų, žiedų ir vaisių poveikį širdies raumeniui. Tai visas veikliasias medžiagas sudėjus į vieną, pirmiausia, padeda širdies raumeniui apsirūpint reikiamų kiekių, reikiamų laikų, amino rūgščių, tai yra baltymų, riebalų, angliavandenių ir kad būtų labai gerai aprūpinta širdies raumuo visgi deguonimi, reikiamų kiekių deguonies. Tai širdies raumenyje taip pat reikia prižiūrėti ir kraujagyslės, ypač kapiliarus. Ir dar svarbesnis širdyje yra, sakyčiau, įrengimas, tai širdies elektrinė. Tai visa elektra, kuri gaminasi elektros gamykloje, pastotėse ir laiduose. Gerbiami žiūrovai, šito mes dažniausiai gal ir nepaisom ir nežinom, bet gudobelėje esantys preparatai nuostabus elektrikas širdies raumens elektrai. Ir gudobelė čia nepamainoma yra pagalbininkė su savo veikliosioms medžiagoms. Ištyrinėtas česnakas visgi išbaigtai. Ir visos jo priešbakterinės savybės, eterinių aliejų, fitoncidų pagrindų ištyrinėtos. Tad česnaką vartokim, jeigu kraujagyslės dar nesukietėjusios, dar kraujagyslės neperaugusios mineralinėm medžiagom, dėl sutrikusio mineralinių medžiagų apykaitos kraujagyslių sistemoje, tai kraujagyslių arterijų, kapiliarų, vidinėse sienelėse esantys lipidai, visumos česnake esančių medžiagų yra pamažu pernešami į kepenis, į taukinę ir kraujagyslių spindis vėl atsilaisvina. Žaliojoje arbatoje yra gausybė donorų elektronų, noriai atiduodančių. Visi daugiau mažiau žino oksidacinį stresą, antioksidantus. Antioksidantai tai yra medžiagos noriai dalinančios trūkstamus elektronus. Bet ir fenacetinas, kuris plečia kraujagyslės, kiti junginiai, kurie gerina kraujagyslių sienelėse darbą ir vitaminas K, kuris stiprina kraujagyslių sienelių darbą. Magnis padeda mažinti nuovargį, padeda išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, svarbus normaliai energinių medžiagų apykaitai bei normaliai raumenų funkcijai. Vitaminas B6 svarbus normaliai raudonųjų kraujo kūnelių kraujodarai, imuninės sistemos veiklai. Taip pat jis svarbus normaliai homocisteino apykaitai. Homocisteinas tai amino rūgštis, svarbi kraujotakos sistemai. Nustatyta, kad padidėjęs homocisteino kiekis kraujyje gali būti susijęs su padidėjusia išeminė širdies ligos rizika. Remiantis moksliniais tyrimais buvo atrinktos geriausia teigiamą poveikį širdžiai bei kraujotakai turinčios veikliosios medžiagos ir sukurta originali maisto papildo Kardoval sudėtis.